Sveiki atvykę į Ignaliną. MTB maratonų turė antras etapas. Kadangi pirmame etape druskininkuose pasisekė gan neblogai, tai jau važiuojant į Ignaliną nusiteikimas yra suvažiuoti kuo geriau. Ignalinos trasa nekito nuo praeitų metų ar užpraeitų. Dalyvau tik užpraeitais, praeitais metais praleidau. Šiek tiek tenka kirsti čia kampą, kadangi visi jau kerta, tai tiesiai važiuojant galimai būčiau su kažkom susidūręs. O trasa, kaip ir minėjau, išliko tokia pati, 52 km, apie 800 metrų sukilimo, tikrai daug kalniukų, tokių gan varginančių. Ir čia pradžioje asfalto ruožas, reikia daug greičio, reikia daug pastangos, išsilaikyti su visais pirmaujančiais pirmąją grupę, lyderiais ir taip toliau. Čia toks momentas, policija iš priekio atvažiuoja, tikrai čia ne dėl varžybų jie važiuoja, turbūt yra kažkur bėda, bet saugiai lyg čia prasilenkėme su policija. Tikrai Ignalina važiuojant lūkesčiai buvo dideli, kad kuo geriau jaustis, kuo geriau suvažiuoti, bet ne visada viskas taip gerai pasiseka, kaip planuoji, tai šiek tiek turėjau problemų su miegu. Ignalinoje turėjome smagius kaimynus, bet nenukabinau nosies ir startavau, stengdamasis kuo geriau nusiteikti ir pamiršti tai ir važiuoti kaip išeina. Bet nuotaikos vis tiek ėmė viršų ir jos buvo ne tokios kaip visada, ne tokios varžybinės, bet kiek įmanoma stengiausi su tom tvarkytis. Dažniausiai varžybose tikrai ne vienas ir ne du yra dalyviai, kurie neišmiegoja ir kartais labai gerai jiems sekasi. Kadangi dieną prieš važiavau trasą, tai žinau kai kurias vietas, kurios yra apsemtos ar pavojingos, tai čia pasakau, kad kairiau reikėtų važiuoti, kadangi buvo pelkė ir smagusis nusileidimas prieš upelį. Vieni drąsiau, kiti šiek tiek pasisaugodami leidžiasi. O prieš upelį labai stipriai užstabdo ir man čia prasisuka grandinė kažkaip įdomiai, bet nenukrenta jinai nuo priekinės žvaigždės ir tęsiu toliau. Ignalinos trasa tikrai nebuvo pati sausiausia, vietomis tikrai buvo šlapia ir vietomis buvo tikrai pavojingų tokių vietų, kur jau reikėjo pristabdyti ir stengtis atsargiau jas pravažiuoti. Taip pat ir netrūko tokių staigių užstabdymų, bet kritimų išvengta pakol kas. Nuo pat pradžių tempas tikrai buvo aukštas ir visi buvo tikrai agresyvūs ir kovojo dėl pozicijų. Ir šiek tiek ir pats kovojau dėl tų pozicijų, kadangi jutausi ne per geriausiai, tai norėjau turėti kažkur saugią poziciją ant rato, tiesiog kad kuo ilgiau ištempti. Nes jau minčių buvo stoti ir viskas, daugiau nebevažiuoti, bet paskui pagalvoju apie tą reitingą, kai numes Vilniaus varžybose kažkur į galą, tai tiesiog reikia suvažiuoti tas varžybas, tokios mintis buvo. Skirtingai negu druskininkuose, šį kartą buvo padangos 2.4 pločio ir su aštresniu protektoriumi. Nežinau, kodėl aš tokią kombinaciją pasirinkau šiom varžybom, gal tiesiog pritrūkau laiko permontuoti į maratoninės padangas, bet jutosi vietomis, kad šiek tiek važiuoju gal lėčiau greitose atkarpose, bet iš kitos pusės gal sutaupiau energijos šiek tiek ant visų tų atitrankimų, tai komfortiškiau gal važiavau. Ir privažiuoju maitinimo punktą, maitinimo punkto kalniukų į miškelį, gan lėtas ruožas laukia mūsų ir gan sudėtingas. Kaip jau ir pastebėjome, tokia kaip ir grupelė susiformavusi yra jau. Tai bandau jos ir laikytis. Vis kažkiek atitolstu, vėl prisitraukiu, vėl atitolstu, vėl prisitraukiu. Šiuose varžybose labiau greitesnis kažkodėl buvau nuo kalno. Vis pavykdavo nuo kalno grįžti prie tos grupės, o į kalną atsilieku ir vėl nuo kalno grįžtu. Taip
pat Ignalinos trasoje buvo tikrai nemažai tokių smagių nusileidimų ilgų ir smagių ir greitų. Bet ir netrūko žvyrkelių, greitų ruožų žvyrkelio, gravelio tokio, tai stengdavaus tikrai prisivyti grupę ir jau kažkaip laikytis jos tokiuose atkarpose. Atsargiai, čia labai atsargiai. Na tikrai čia pavojinga vieta, labai gilios provėžos ir tešlynas tuo pačiu. Jau buvau numatęs, kur reikėtų čia važiuoti, kad pravažiuoti, tai pasisekė gerai pralėkti. Na ir čia toks ganėtinai slidus jau nusileidimas. Kas turbūt nežinojo, gal leidusi drąsiai va ir matome, guli jau vienas iš dalyvių. Tikėkimės, kad viskas gerai ten baigėsi. Tai tikrai buvo kur pastresuoti ir gal vietomis tas mano padangų protektorius ir pagelbėjo. Na ir 13 dar tik kilometras, pusę valandos važiuojame, tikrai nepasidarė lengviau, tik sunkiai eina, bet stengiuosi išlaikyti grupę, išlaikyti tempą. Dar vienas greitas nusileidimas. Priekyje matote komandos Dvasia Ultra Bike. Audrius Leleika. Kodėl aš jį paminėjau, tai jis dirbo daugiausiai šiuose varžybose mūsų grupelėje ir jis yra iš mano grupės, mina 2 ratus, tai 100%, sakau, kai jis daugiausiai dirbo ir labai gaila, kad aš negalėjau prisijungti prie to darbo, nes kaip ir jau žinojau, kad aš neištempsiu iki galo su jumis ir neturėjau tiesiog iš ko, tai sorry, kad negalėjau prisijungti, tai labai tikiuosi, kad bus dar tokių varžybų, kur galėsim nuo širdies padirbėti, nes Leleika tikrai buvo nusiteikęs labai ir dirbo daug. Na, čia ir prigulu iš to jau nedarbo. Sunkesnės varžybas buvo Ignalinai, asmeniškai man. Bet privažiuojant antrąjį maitinimo punktą, tai šiek tiek nuotaika pakilo, tuoj sužinos kodėl. Net atrodė akyse prašviesė, užkūrė, užmotivavo, tai šiek tiek įpūtė dar jėgos pasistengti. Na, o ta trasos dalis po maitinimo punkto, tai labai tokia siūbuojanti, tai kalnelis, tai nusileidimas, tai kalnelis, tai nusileidimas ir taip visą likusią beveik dalį. Pašonėje važiuojantis Romas Nosevičius MTB Tauragė, sako nepasiduok. Tai jau tikriausiai jaučia, kad žadu pasiduoti. Bet po jo žodžių tikrai sukilo noras nepasiduoti. Visgi Romas mina 3 ratus, jeigu jis nepasiduoda, tai jau aš tikrai negaliu pasiduoti. Tai važiuok, vietos yra. Neturiu jėgų. Nu tai ką? Motyvuoti. Na, o čia mane taip jau paragina tokioj būsenai, kai jau nelabai nei nuotaikos yra, nei ko, tai toks ir atsakas nelabai nuotaikingas. Tikrai jau buvo
sunku. Na ir čia po to paraginimo, pamotyvavimo galvojau, kad jau viskas man, jau plauksiu ilgai ir nuobodžiai, pats vienas, bet kažkaip nuo to kalno vis man sekdavas prisivyti tą grupę. Jau tikriausiai net nebesuskaičiuoju, kiek kartų nuo kalno pasiviju tą grupę, su kuria važiuojame jau ilgą laiką. Ir čia kažkoks energijos pliūpsnis atsiranda, minimalus toks ir trumpas. Tai jį greitai išnaudoju ir prisiviju, kuo arčiau, kad būčiau tos grupės. Trasos vidutinis greitis gavosi 26,5 km/h, atrodo ganėtinai gal lėtesnė trasa negu Druskininkų, bet iš tikrųjų gaunasi, kad jinai taipogi greita trasa. Tas greitis turbūt atsiperka ties asfalto ruožais, bus paskui dar matysite nemažai asfalto, gravelio ruožai. Na ir šalies žiūrint, važiuojame miške virš 30 km/h, tai ir gaunasi tas greitis. Dviejų ratų distancijos dalyviai negavo dar lietaus, o 3 ratų distancijos dalyviai tai jau gavo trečiame rate stipriai ganėtinai lietaus, sakė, visiškai nieko nebesimatė per lietų. Na ir prasidėjo asfalto ruožas, toks kaip dvirtakis, greitas labai ruožas ir labai pasisekė, kad aš čia vis dar grupėje esu. Net pats tuo metu dar nesupratau, kaip aš joje įsilaikiau. Na ir yra čia tokių ir kalniukai, kuriuos reikia jau palaikyti tempą, kadangi priekis jau nesnaudžia. Tai mūsų grupelėje matome tikrai nemažai 3 ratų distancijos atstovų. Net turbūt didžioji dalis yra 3 ratų. Na ir čia lieka kokie 2-3 km iki pirmojo rato finišo. Jau į tuos kalniukus tai jau tikrai jau sunkiai ėjo tą koją, bet reikėjo kažkaip tai nepasiduoti. Ir stengiausi maitintis kas 30 minučių, gerti vandenį su elektrolitais, kad tik ilgiau išsilaikyti. Dar turbūt nesu per tokią distanciją išgėręs 700 ml gertuvės pilnos, tai jau į antrą ratą reikės pasikeisti gertuvę. Audrius vos nei kiekvieną kalniuką papušindavo taip gerai. Kad ir trasa buvo šlapia, bet vietomis buvo sauso smėlio. Nemaloni situacija, kai iš priekio už posūkio atvažiuoja mašina, o mūsų pačių greitis 40. Ir štai važiuoju į antrąjį ratą, galima sakyti. Tai išvažiuoju šiek tiek į priekį, kadangi reikia pasikeisti gertuvę, tai visada saugiau yra išvažiuoti į priekį ir tada ją ramiai pasimti, kad kitiem netrukdytum. Na ir laukia manęs jau gertuvė, ačiū už profesionalų perdavimą. Ir riedam į antrąjį ratą. Išvažiavus į antrąjį ratą, čia toks smagus ruožas laukia, pašokimas, toks posūkis su lanku. Tai tiltelis įdomiai. Kaip pirmame rate minėjau, tai daug vilčių neturiu išsilaikyti su šia grupe, nes tikrai jutosi, kad jau visiškai nežinau, iš kokių rezervų važiuoju, bet tikrai privalau bandyti kuo ilgiau išsilaikyti, negaliu pasiduoti tiesiog taip kažkurioje vietoje, kur bus tikrai sunku
ten gal ir nukrisiu, bet dabar turiu kiek įmanoma ilgiau važiuoti su jais. Jau matome prieš tai matytą vaizdą, kaip leidžiamės į upelį, tik šį kartą jau greičiau leidžiamės ir kaip nepristabdžius galime sklandžiai pravažiuoti upelį, be jokių trikdžių, be jokių grandinių prasisukimų ir taip toliau, tai nereikia bijoti. Aišku, mačiau 3 ratų distancijoje, tai krito upelį važiuojant, tai ten jau labai greitai lėkė ir šiek tiek, aišku, ten kliūčių buvo jiem. Antram rate tikrai niekas net leido, į kalniukus taip atsistojus vos ne. Pagrindė ir sukasi Audrius Leleika, Kolibris išeina į priekį padirbti, bet pagrindė tai Audrius darbavosi. Tai išduosiu paslaptį, Audrius Leleika buvo antras Ignalinoje, mėgėjų grupėje, aplamai 2 ratų distancijoje antras. Tai, o mūsų varžovas Donatas Petrauskas buvo pabėgęs gan toli, mes jo nematėme, tai pačioje pradžioje jis pabėgo. Na, o čia važiuojant, tai visiškai nesorientavau, kelintas važiuoju, kažkur galvojau apie top 10, tiesiog važiuojam ir tiek. Nesu pačiu Audriu Leleika, gal esu tik važiavęs kažkur karmoje, tai kartu, tai nelabai iš tikrųjų supratau, kelintas jis gali važiuoti, tai taip ir važiavom tiesiog toj grupeliai ir aš bandžiau įsilaikyti su jais. Nu, dar pas kai kuriuos 3 ratų distancijos dalyvius nebūna numerių ant galo, tai sunku irgi atskirti, kas važiuoja, kelintas. Tai šiek tiek va išeinu į priekį padirbti, bet tai visiškai neišsuku greičio, greitis tiesiog krenta. Tai nemanau, kad tenkino šią grupę mano toks darbas. Ui, ką čia darai? Audrius Leleika kabina šiek tiek mano vairą, suprantu, kad reikia užsiimti poziciją prieš tokią sudėtingą vietą, kad niekas nesimaišytų. Varžybinis momentas, nieko tokio. Na ir tenka man čia nulipti nuo dviračio, priekinis ratas įkrenta į provėžą ir tiesiog reikia nulipti, įsistumti į tą kalną, nes įvažiuoti per tą tešlyną neįmanoma turbūt. Ir vėl reikia vytis. Ar viskas jau nebepavysiu. Ir vėl nusileidimas tas pavojingas. Čia matėme prieš tai kritusi vieną dalyvę. Na, vienas dalykas tikrai sekėsi, tai važiuoti nuo kalno. Vienintelis dalykas, kuris man sekėsi tą dieną, tai važiuoti nuo kalno. Važiavau gerai nuo kalno, prisivydavau grupę. Tai dažnai MTB sporte ne tik svarbu gerai kalną važiuoti, bet ir gerai važiuoti nuo kalno kartais praverčia. Bet į kalną matosi akivaizdžiai, kad aš daug lėtesnis, jie važiuoja greičiau. Ir dar va lenkia mane tą kalniuką vienas kitas, o man čia jau atrodo tikrai sunku. Bet ir vėl motyvacinis punktas, tai pamotyvuoja, vandens pasiemu, tiesiog pilu ant savęs. Čia irgi laisto dalyvius, man nebelabai užtenka palaistymą, bet gaunu kelis lašus. Ir po to motyvacinio punkto kaip vėl atrodo kažkiek galiu pavažiuoti. Tai į kalną stengiuosi neatsilikti šį kartą. Ir nustūmė. Vos telpam į kelią. Romas komentuoja, kad pavijom Roką Tutlį. Tai ne tik man sunku buvo, bet ir jam nėjo koja. O dar jam trečias ratas laukia, tai neįsivaizduoju, kaip reikėtų tokiam plaukiančiam visam važiuoti dar vieną ratą. Nu, bet pagarba, 3 ratai yra pagarba.
Ir čia, nežinau, su baltais marškinėliais atvažiuoja, nežinau kas, nemačiau nei numerio nieko ir Audrius Leleika nuvažiuoja su juo kartu. Tiesiog, va, matome, jau toli nusiveža Audrių Leleiką. Ir tikrai vertas buvo Audrius Leleika nuvažiuoti su juo, čia su mumis tokiais, kurie nelabai dirbam, tai nebuvo jam ir ką labai čia bevažiuoti. Na ir turbūt atėjo ir man tas jau laikas sakyti sudie tai grupiai, kadangi jau tikriausiai išnaudojau viską, ką turėjau šiom varžybom. Ir liūdna iš tikrųjų, kad negaliu užbaigti varžybų taip, kaip norėčiau, bet reikia susitaikyti su tom, kad kartais ir būna ne visai geros dienos. Daug dalyvių čia tuo metu važiavo man pro šoną. O pagrinde, aišku, tie dalyviai, su kuriais ir važiavom daugiausiai laiko iš tos pačios grupės. Jie buvo išsitempę šiek tiek. Čia viena man iš smagesnių tokių Ignalinos atkarpų. Greita tokia single trackas, čia šauktukai, bet tikrai gali nestabdyti ir lėkti, kiek eina. Na ir asfalto ruožas, čia jau tikėjaus, kad kažkas mane prisivys, gal kita kokia grupelė, bet taip kompanijos kažkaip ir nesulaukiau. Ir 46 kilometras, dažniausiai kai likdavau vienas, tai daug ilgesniam laikui. Ir vieną ratą suvažiavęs vienas šį kartą gan, sakyčiau, gerai pasisekė, kad nebedaug tų kilometrų liko čia ir vienam važiuoti, vos ne 3 kilometrai iki finišo. Kalną jau čiut ne ant vietos čia važiuoju. Na ir viskas, atvažiuoju į finišą. Taip, iškritus iš tos grupės kažkaip ir niekas nebeprisivijo, bet ir nežinau, kelintas aš čia važiuoju. Nuotaikos visai nėra. Džiaugiuosi, kad pavyko įveikti tos 2 ratus, finišuoju galvą nuleidęs, visiškai palūžęs. Prie finišo linijos matau, Tomas Pažemeckas filmuoja, nenustebau, tikrai galvojau, kad jis jau senai finišavęs, tik paskui sužinojau, kad turėjo techninių nesklandumų. Na ir viskas, tiesiog nuvažiuoju šoną ir ieškau minkštesnės žolytės, prisėsti, atsigulti, apmastyti šios dienos startą. Na, bet žiūrovai nebuvo viskas taip blogai, kaip aš čia šnekėjau ir komentavau dėl savo savijautos ir dėl viso kito. Vis dėlto mėgėjų grupiai kažkaip pavyko, neįsivaizduoju, kaip iškovoti 3 vietą. 2 ratų distancijoje būti aplamai 4, o mėgėjose 3, tai nustebino tikrai. Tai didelė pamoka visiems, kad niekada nepasiduoti. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų greit susitiksime Žemaitijos Taurėje Telšiuose. Visiška mirtis. Oi, blemba. Resursų trūkom, smiega visko. Padangas lietas. Nežinau.